Labas visiems, pirmas modulis, antras video, kas yra Bitcoin. Praeitą video mes kalbėjom, kas yra kriptovaliuta ir priėjom prie to, kad Bitcoinas yra vienintelė kriptovaliuta. Iš principo, kodėl atsirado kriptovaliuta, Bitcoinas. Dėl to, kad žmonės labai pradėjo nepasitikėti bankais ir po 2008 metų krizės buvo labai tinkamas metas paleisti šitą kriptovaliutą, tiesiog internetinius pinigus, kriptografinę valiutą. Ir kuom dabar jį išsiskiria konkrečiai nuo bankų skaitmeninės valiutos. Tai pirmas dalykas, tai yra bankai, tai yra centrinis vienetas. Kitas dalykas, kad bankas susiduria su tokia problema kaip dvigubo išleidimo problema. Tai reiškia, jeigu yra trečias vienetas, bankas ar bet kokia kita finansinė institucija, kuri turi patvirtinti mūsų transakcijas, jeigu jos nedirba, reiškia, galima 2 kartus išleisti tos pačius pinigus, kaip ir nukopijuoti, lygiai tas pats, kaip mes kopijuojam nuotrauką ir siunčiam ją kažkur, tai ta nuotrauka nėra, kad ji būtų vienintelė, mes jau ją duplikuojam ir persiuntinėjam. Ir su banko skaitmeniniais pinigais yra daug buvę tokiu atveju, kad bankas turi patvirtinti, kad nebūtų dvigubo išleidimo problemos, centrinis vienetas. Bitcoinas veikia 24 valandas, bet kuriuo paros metu, visame pasaulyje ir be jokio centrinio vieneto ir neįmanoma jo duplikuoti, nes jis naudoja technologiją, blokų grandinę, blockchain ir be jos praktiškai neveiktų Bitcoinas ar jokia kita kriptovaliuta. Apie blokų grandinę mes pakalbėsim kitam video. Dabar norėčiau kelis faktus tiesiog pasakyti apie patį Bitcoiną. Nuo atsiradimo Bitcoinas išaugo 500 milijonų procentų. Iki dabar tai yra vienas pelningiausių turto klasių, pripažįstamas pagal savo augimą ir greičiausiai jis augs dar labiau. Vien dėl to, kad populiarumas labai stipriai auga šiuo metu. Apie 7% viso pasaulio naudoja kriptovaliutas, tai įsivaizduokit, mes jau prieinam prie tokios ribos, kai bus lūžio taškas ir prasidės eksponencinis augimas. Dėl to būtina domėtis, kas tai yra. Nors šiuo metu taip viskas yra ruošiama ir gaminama, kad mums iš esmės net nebereikės žinoti tų techninių žinių arba kaip tai veikia, tiesiog mes naudosim kriptovaliutas arba išmanesias sutartis blokų grandinės patys to nežinodami. Toliau apie blokų grandinę. Šitas video labai trumpas, bet pagrindinis skirtumas, kad Bitcoinų negalima multiplikuoti, jų bus tik 21 milijonas visada, daugiau nebus įmanoma jų sukurti, nes tai yra kodas ir kodo praktiškai neįmanoma nulaužti. Apie tai pakalbėsiu kitam video, kodėl taip yra, kaip veikia blokų grandinė, kaip veikia kasimas ir panašiai. Paskutinį Bitcoiną mes iškasim 2140 metais, įsivaizduokit, jeigu dabar institucijos, finansinės institucijos, valstybės, fondai, bankai supirkinėja Bitcoiną, valstybės neskelbia, kad tai bus viena iš rezervinių valiutų. Pagalvokit patys, link kur tai veda. Masinė adaptacija jau čia, reguliavimas ateina, būtina suprasti, kas tai yra. Ir iki pasimatymo kitam video.